Manto top 3. Tai yra labiausiai nėštumo paveikiamos sritis. Oi, dar žaidimas čia laukiau. Oh my god. Jacksonas, taip. Kas yra ginekomastija? Gerai. Tai klausykite, tai kas laimėjo? Čia dabar vyksta veido patempimo operacija. Ar yra kažkoks amžiaus cenzas? Kaip žinoti, kad turit diastazę? Gerai, man tai dabar labai rimtas klausimas. Sveiki, šiandien esu didžiausiame plastinės chirurgijos centre Baltijos šalyse Nord Clinic, kuriame kasmet yra atliekama daugiau nei 3000 plastinių operacijų ir čia dirba net 13 plastikos chirurgų. Netrukus turėsime labai įdomų ir naudingą pokalbį su vienu iš specialistų, chirurgu Mantu Kievišu, kuris atlieka veido, krūtų, kūno kontūravimo ir kombinacinės operacijas. Pasirodo, daugelis chirurgo pacientų yra moteris, kurios nori atstatyti arba susigrąžinti savo kūno formas po nėštumo. Tai susipažinkite su chirurgu Mantu Kievišu. Mantai, labas. Sveiki, kaip gyvojat? Ačiū, gerai. Mantai, kaip suprantu, tikrai moteris taip dažnai mamos kreipiasi taip į plastikos chirurgą? Turbūt reiktų sakyti, kad iš tiesų gan dažnai. Net, sakykime, tokiomis plastinės chirurgijos apklausomis net vos ne kas trečia plastinė operacija yra būtent dėl nėštumo ir gimdymo padarinių. Kokios populiariausios yra operacijos atliekamos? Po nėštumo būtent tai būtų krūtų pakėlimas, turbūt viena dažniausių operacijų, pilvo plastika. Natūralu, nes tai yra labiausiai nėštumo paveikiamos sritis. Ir riebalų siurbimo operacijos. Gerai, Manto top 3. Yra moterų, kurios vis dėlto nedrįsta paskambinti, nedrįsta savo problemos spręsti. Kokios yra tos baimės, dėl kurių jos vis dėlto nepaskambina į Nord Clinic? Pirmiausia, turbūt reiktų perlipti per save, per visą visuomenės nepalankę nuomonę, per visus tabu ir užsirašyti plastikos chirurgo konsultaciją ir sužinoti, ką iš tiesų galime nuveikti ir padaryti moters sveikatos labui. Tai turbūt tai ir atbaido ta nepalanki visuomenės nuomonė, tabu, rizikų baimė, skausmo baimė, narkozės baimė, rando baimė. Žodžiu, pradėti reikėtų nuo informacijos susirinkimo ir bent jau pradinės konsultacijos, taip? Taip, reiktų išsiaiškinti lūkesčius paciento, reiktų sužinoti, kokios mūsų galimybės ir tada bus galima priimti sprendimą. Oi, man tai tiek daug įdomybių dar noriu paklausti ir visko sužinoti. Kartu su savo sekėjomis ir moterimis, kurioms yra aktuali vis dėlto plastinė operacija po gimdymo ir nėštumo, tai visko dar būtinai paklausinėsiu. Na, taip pat mūsų klinika taip pat sugalvojo tokią įdomią užduotį, pririnko įdomių klausimų ir faktų apie plastinę chirurgiją ir galėsim bandyti pasivaržyti juos atsakant. Oi, dar žaidimas čia laukiau. Plastinė chirurgija tokia specialybė, kuri apipinta gausybės mitų ir paslapčių. Gal yra tekę girdėti kokio nors? Kažkodėl, jeigu reikėtų apie žmogų pakalbėti, tai pirmas žmogus, kuris aišku, kad į galvą ateina, tai Michaelas Jacksonas. Tai jeigu reiktų pasakyti, kiek plastinių operacijų jo veidas turėjo, nepasakyčiau. O jūs žinot? Skaičiaus tikrai nežinau, bet pažiūrėsim nuotrauką. Pavyzdžiui, iš viso. Pasakyti neįmanoma. Skaičiaus, ko gero daugybinės. Sklando mintis, kad jisai sirgo vitiligija ir būtent dėl to jam reikėjo visą šitą spalvą, pavadinkim, pakeisti. Kažkokių buvo nosies problemų, kažkas nenusisekė su nosies operacija, reikia daugybinių korekcijų. Žodžiu, skaičiaus neturim. Ne, bet tai nėra įprasta praktika. Žinomas dėl to, kad vienas iš pirmųjų. Žinomas žmogus. Na gerai, bandykim, tas pats, tarkim, Jacksonas. Aš kažkodėl apie Osborno šeimyną pagalvojau. Jacksonas, taip. Aš jau šitą... Gerai užvedėt ant kelio. Galvoju, dabar jau nebegražu pasakyti apie tą Jacksoną. Po pusę taško. Tikrai. Realiai praktiškai būtų galima. Išsireikalausiu savo pusę taško. Kuri plastinės chirurgijos procedūra yra labiausiai paplitusi tarp vyrų? Oh my god. Tikrai ne pilvo nusiurbimas. Nesu girdėjus, kad vyrai nusiurbinėja pilvą. Apskritai paėmus pasaulį tikrai pati populiariausia statistiškai yra liposukcija, tai riebalų siurbimo operacija. Bet skirstant tarp moterų ir vyrų, manau, kad klausime slypi paslėpta
tas žodis vyrų, tai turbūt bus ginekomastija. O kas yra ginekomastija? Ginekomastija yra vyriškos krūtinės liaukos išviešėjimas. Tai tada vadinasi tikroji ginekomastija ir dar gali būti pseudoginekomastija, kai iš tiesų išvieši riebalinis audinys ir tada vis tiek išdidėja vyriška krūtinė. Bet ta tikroji ginekomastija tai liauka išviešė dėl įvairių ligų, hormoninių pokyčių arba, kas neretai būna, dėl steroidų vartojimo krūtinės. Tai ta prasme galima pasakyti, kad tai yra vyriškos krūtinės mažinimo operacija? Iš tiesų mes tiesiog šalinam tą būtent pakitusi liauką, tą audinį, tai yra tą išvešėjusią liauką. Taip, bet techniškai plius minus riebalus. Taip, supratau. Taip, teisingai. Kokia yra viena iš seniausių, žinom, plastinės chirurgijos operacijų? Aš manau, kad bus su nosim susiję. Su nosim? Nosies plastika. Dar kitas galėtų būti odos persodinimas, bet egiptiečiai startavo su nosim. Tiek gyviem žmonėm, tiek jie visus tuos faraonus apdirbdavo po mirties, kad jie tam pomirtiniam pasaulyje jau ten būtų kaip karaliai gražus ir visą kitą. Tai dabar jis darydavo jau negyviems jiems būnant. Taip. Nosies operacija, taip teisingas atsakymas. Indijoje rašo. Aha. Indai ten dar kitką darė, indai atrado tą pirmą tokį lopą nosies, kai apie Voldemortą kalbėjom. Tai iš tiesų nosis turi karkasą, tai kaulinę ir kremzlinę dalį ir minkštuosius audinius. Tai vat indai tą atrado minkštųjų audinių rekonstrukciją iš kaktos, atkeldavo lopą, palikdavo kraujagyslę ir pasukdavo ant nosies ir toks tiltelis gaudavos ir po to galima atjungti tą tiltelį. Tai iki pačių laikų išlieka labai populiari nosies minkštųjų audinių rekonstrukcijos operacija. Pavyzdžiui, koks šuo, jeigu nukanda nosį, nemaži šansai, kad reikės va šitos operacijos ten laiku. Dieve, kiek daug pikantiškos informacijos. Kažkaip pagalvojau, o dabartiniais laikais buvo kokia nors istorija, kur žmogus iš tikrųjų svajojo visą gyvenimą apie gražesnę nosį ir didžiausias siaubas buvo būti palaidotam su ta nosim, kurią turi ir kažkas iš tikrųjų kaip senoviai atliko tokią operaciją. Bijau, kad su šiuolaikinė etika prasilenktų. Ačiū Dievui. Taip. Gerai, tai dar neišprotėję žmonės taip. Gerai, Lietuva plastinės operacijos gali būti kompensuojamos. Spėk. Man atrodo, kad mes gyvenam labai nuostabioj šalyje ir yra kažkokia tai dalis, priežastis, dėl kurios galėtų būti kompensuojama. Tiesa? Tiesa. O kaip galvojat, kokios tos galėtų būti priežastis, kad plastinė operacija taptų kompensuojama? Na, kažkokia liga, įvykis. Taip, teisingai. Gal. Iš esmės, paprastai žiūrint, jeigu yra sveikatos problema, kelianti kažkokių problemų sveikatai, taip. Tai tada gali būti kompensuojama. Pavyzdžiui. Tai, pavyzdžiui, tarkim, krūtis itin didelės, daug sveria, pečiai pasislenka į priekį, pakinta laikysena, kraunami nugaros raumenys, kaklas, skauda, šunta po krūtimis, prakaituoja, odos atsiranda uždegimai. Trukdo gyventi. Jo, žmogui. tai tarkim čia su krūtim. Šiaip iš esmės pavadinimas paskirtas plastinė ir rekonstrukcinė. Tai plastinė apeliuoja tokią labiau estetiką, rekonstrukcinė, va, tai kažkokia atstatymą funkcijos. Ir realiai visos rekonstrukcinės operacijos yra kompensuojamas. Taip pat nedaug kas žino, bet plastinė chirurgija dar turi savo tokias šakas. Tai yra plaštakos chirurgija, tai visos plaštakos ligos, nervų ligos, užspaustas nervas riešė, tas vadinamas carpal tunnel riešo kanalo sindromas, alkūnės nervas gali būti užspaustas. Visos traumos, kai nusipjaunami pirštai, amputuojamos galūnės, plastikos chirurgai prisivinėja tas galūnės. Visos šitos operacijos yra kompensuojamos be abejo. Nudegimai irgi visi odos persodimai, panašiai nudegimų gydymai irgi atlieka plastikos chirurgai. Jo, bet čia turbūt labiau vis tiek klausima apie tokius estetiškesnius dalykus, tai kai kuriais atvejais net ir pilvo plastika gali būti kompensuojama, jeigu yra kažkokia tai išvarža, raumenys prasiskyrę. Čia daug labai. Retais atvejais vokų plastika, jeigu trukdo regėjimui. Ausų plastika vaikams dėl psichologinių priežasčių, bet čia labai diskutuotina. Kokios firmos čia implantai? Čia rekvizitai liečiami ar neliečiami, ar tik tai apžiūrėti?
kokio dydžio tai krūtinė? Čia yra implantai, dabar tokie vis populiarėjantis, pavadinkim. Ta prasme, čia toks daiktas patenka į kūną? Tokio dydžio? Galėtų patekti į kūną, galėtų būti didesnis, mažesnis ir panašiai. Bet čia yra tikras implantas? Čia yra tikras implantas. Taip, ta prasme, toks, koks jis yra, jūs operacinę nusinešat. Sterilus ir visa kita. Taip, bet visas taip padengtas, kaip ir yra. Stengiamas jį pozicionuoti pernelyg neliečiant, bet iš esmės taip, tai yra tikras implantas. Priliečiau, jau šitas bus. Šito jau dėti niekaip negalėtume. Jo, tai yra tikras krūtų implantas, lygių paviršiumi, šilko paviršiumi, sakykime, jie vis labiau populiarėja dėl to, kad aplink tokį implantą mūsų organizmas sukuria tik labai ploną kapsulytę. Tai reiškia, kad labai maža kapsulės kontraktūros rizika, tai tokia viena dažnesnių, pavadinkim, krūtų implantų komplikacijų, tai jis padeda išvengti. O čia klausykit, skiriasi dydis ar jie kažko skiriasi? Jo, vienas yra platesnis, o tas, kur siauresnis, jis biškai didesnės projekcijos. Tai kiekvienai pacientai, priklausomai nuo krūtinės ląstos, sakykime, išmatavimo ir nuo jos lūkesčių operacijai, skiriasi ir implantas. Implantų yra daugybė, labai daug. Dažnai prašo, ar galite parodyti konkretų tą implantą, kurį man dėsit, tai niekada to padaryti negali, nes turi keletą pavyzdžių ir tiek, o iš tiesų tas tikras implantas supakuotas sterilioj dėžutėj. Taip. Kartais reikia užsakyti iš anksto, kaip juos. Aš po šios dienos, man atrodo, seminarus galėsiu pradėti vesti apie plastinę chirurgiją. Po kokio gyvenimiško įvykio dažniausiai pacientai kreipiasi į plastikos chirurgą? Tai po gimdymo? Taip. 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 Turbūt reiktų pritarti, jeigu po gyvenimiško įvykio. Jo, iš tikrųjų labai turiu draugių, kurios po gimdymo pasakojo, kaip kompleksuoja dėl vienos ar kitos savo kūno dalies ir taip stipriai kompleksuoja, kad iš tikrųjų nenešioja ten atskirų maudymosi kostiumėlių, nes pilvas yra visiškai kitoks, pilvo zona yra visiškai kitokia, nei tarkim buvo anksčiau ir taip kitokia, kad net nedrįsta nusirengti. Ir atsimenu, taupė pinigus ir tiesiog turėjo svajonę, po kažkiek laiko pasidaryti plastinę operaciją, tokią korekcinę, ir pasidarė. Ir žmogus dabar labai laiminga, nes vėl jaučia visą savo kūną, jį myli ir džiaugiasi. Tai tokių moterų, man atrodo, yra labai daug. Jo, ypač jeigu tai trukdo tiek fiziškai, tiek ir kad ir psichologiškai, tai taip. Kodėlgi ne, šiais laikais tai yra įmanoma atstatyti į buvusį lygmenį, arba net ir šiek tiek geresnį. Taip. Iš tikrųjų, gal kai kitos moteris nesusiduria taip su tokiam kažkokiam su tokiais kūno pakeitimais, jos net neįsivaizduoja, kas kitai moteriai galėjo atsitikti po nėštumo, kaip jos kūnas galėjo pasikeisti ir kol savo akim nepamato ten draugės, tarkim, to pilvo, tol jos nesupranta, kokio dydžio tai problema ir dėl ko nei čia taip kompleksuoja. Būna po to pasakymas, tai gal nueik į sporto klubą, pasportuoti, ir tau čia viskas susidėlios, susitvarkys ir sugrįž kaip reikia, bet liūdna tiesa, kad sporto klube tie pakitimai, kurie atsiranda po nėštumo, negali dingti. Nei ten laisva oda nedings, nei strijos, nei krūtis negrįš atgal į savo padėtį, nei ten net ir tas pats pilvo raumenų prasiskyrimas sudėtinga kai kuriais atvejais yra atstatyti be operacijos. Taip. Ar galima maitinti krūtimi kūdikį pasididinus krūtinį implantais? Bandykit spėti. Gal yra tikriausiai kažkokia tai rūšis implantų, kurie leidžia tai daryti? Su visais implantais galima žindyti, jeigu tą žindymo galimybę moteris turi. Netrukdo, žodžiu? Ne. Nesusiję dalykai visiškai? Ne, nesusiję. Čia tas niptak, nežinau kaip jis lietuviškai, bet aš jo nežiūrėjau. Iškart paskau, bet žinau, kad tas buvo. Taip. Gerai.
Negaliu Bandykit pasakyti. spėt. Nu gerai, kaip vadinasi grožio injekcijos, kurios paralyžiuoja raumenis? Grožio injekcijos. tikrai žinosit. Tai čia botoksas? Taip? Teisingai. Taip? Jo, labai dažnai visuomeniai maišoma fileriai su botoksu. Taip. Kartais galvoja žmonės, kad vat, botoksas, tai va čia lūpas, kur prisipučia ir panašiai, tai ne, ten visur, kur norim kažką padidinti, papūsti, lūpas, kruostus, makrą, tai leidžiamas užpildas, fileris, jo tikslas duoti tūro ten, kurio norima, o botoksas paralyžiuoja raumenis. Žodžiu, Tai jeigu turim- užfiksuoja, taip? Kad jie negalėtų susitraukti. Tai pavyzdžiui, jeigu norima kažkur padinti tūrį arba išlyginti raukšlę, kuri visada matosi, net ir natūralioj veido išraiškoje, tai tada naudojamas fileris. O jeigu norim užblokuoti ir panaikinti tokias raukšlės, kurios atsiranda mimikuojant, tai pavyzdžiui, šypsantis, susiraukus, pakėlus antakius, tada reikia botokso, jis paralyžiuoja raumenį, o kadangi veide oda yra sujungta su mūsų raumenimis tokiais raištukais, gaunasi, kad jeigu paralyžiuojam raumenį, pasilygina ta odos raukšlė. Senėjimo netgi prevencijai galima naudoti. Oi, labai daug informacijos ir labai ta informacija yra įdomi, bet aš man tai turiu visą krūvą moterų, kurios siuntė man klausimus ir esu deleguota jų tuos klausimus užduoti ir aš juos užduosiu. Ar galiu? Maloniai prašau. Ir labai norėčiau dar pamatyti, kur vyksta tos operacijos ir parodyti visiems. Gerai, tai mes Gerai? persirengsim, nes mūsų klinikui reikia persirengti taip pat kaip chirurgas ir Taip. galėsim pasivaikščioti po kliniką, pažiūrėti visus užkulisius ir tuo pačiu galėsime aptarti tuos sekėjų klausimus. Gerai, man kaip mergaitai persirengti patinka. Tai klausykite, tai kas laimėjo? Abu atsakėt po 4 klausimus. O, nu man tai sveikinu. Lygiosios? Aš galvau, kad aš laimėsiu. Pasirodo ir jūs net kažką žinote apie Tik plastikos pripažinti truputį chirurgiją. gal nusileidau. Tai- Gerai, valio. Tai man tai galėjau su šito kostiumėlį žengti? Prašom. Gerai. Čia yra ta raudona linija, po kurios jau kelio atgal nebėra. Oi. Aišku, juokauju. Taip, čia yra mūsų operacinių blokas. Turim Taip. 6 operacinės vien plastinėms operacijoms. Turbūt nėra Baltijos šalyse didesnės klinikos plastinėms operacijoms. Galite, pavyzdžiui, pažiūrėti, čia yra mūsų operacinių šiandienos grafikas. Tai dominuoja operacijos, kurios iš tiesų yra kombinuotos. Nu, sakykim, gali būti kažkokia operacija, kur tik, tarkim, krūtų mažinimas, bet didelė dalis yra, kur eina ir liposukcija, vienos vietos, kitos, piloplastika, dar kažkoks krūtų pakeliamas ir panašiai. Ta prasme, vienu metu yra daroma... Taip, vienu metu visos dirba operacinės, visos 6 ir, tarkim, 3 operacijos operacinėje, 3, kai kur po 2 ir panašiai, priklauso nuo trukmės, bet visiškai jos pilnai užimtos. Galime kišti nosį į operacinę, aišku, vidų eiti negalim, bet tiesiog pasižiūrėti. Čia dabar yra kažkas? Jo, čia dabar vyksta veido patempimo operacija. Taip, chirurgas su mikroakiniais ir tas padeda jam identifikuoti veidinius nervus, kuriuos labai svarbu nepažeisti šios operacijos metu, kad neįvyktų kažkoks veido paralyžius. O Dieve mano, sėkmės. Mes šiandien susirinkom pasikalbėti apie moteris ir joms aktualias operacijas po gimdymo, taip? Tai kiek man, tai pasakykit, turi būti praėję laiko, kad galėtum jau ryžtis kažkokiai operacijai? Po gimdymo? Taip. Mažiausiai 6 mėnesiai, bet mano asmeninė rekomendacija būtų palaukti bent metus laiko nuo gimdymo. Kodėl? Kad kūnas atsistatytų pilnai, reiškia, kad atsistatytų hormoninė sistema, kraujotaka, audiniai, psichologinė sveikata, kad kūnas būtų pasiruošęs dar vienam dideliam išbandymui. Dar, jeigu moteris žindo, reiktų palaukti bent 6 mėnesius po žindymo pabaigos. Aš dabar galvoju, moteris nusprendžia, kad vis dėlto gerai, aš noriu tą operaciją pasidaryti, tai kaip jai išsirinkti plastikos chirurgą? Labai sunkus klausimas, kurį turbūt man ir pačiam būtų sunku atsakyti iš tiesų. Visų pirma, turbūt reiktų nueiti pas kelis. Ir turbūt kaip panašiai renkatės restoraną arba viešbutį. Pajausit, taip? Tai yra atsiliepimai, Taip. įvertinimai. Ir neužtenka, kad 5 žvaigždutės įvertinimas, bet ten 1 ar 2 tik tais žmonės. Nes kaip kitaip įvertinti tą patirtį? Tai turi būti daugybiniai teigiami atsiliepimai žmonių. Tiek gyvi, tiek ir, sakykime, kažkur internete. Toliau būtų
aišku, tikslinga, kad tas chirurgas darytų būtent tokias operacijas, apie kurias jūs galvojate. Tai pasižiūrėt tų operacijų pavyzdžių, gal bus internete įdėta, arba gal gyvai parodys. Pabendrauti, pažiūrėti ir sutampa jūsų nuomonės ir lūkesčiai. Labai svarbu aiškiai iškomunikuoti savo lūkesčius, kad chirurgas galėtų pasakyti, ar galima tą įgyvendinti. Jeigu negalima, ko galima tikėtis. Ir turbūt taip keletą konsultacijų nuėjus galima ir išsirinkti savo tinkamiausią. Moteris garsėja kaip tos, kurios labai prisigalvoja, tai visko. Prisigalvoja jos. Prisigalvoja. Ir kita galvoja, viskas, aš jau gal esu per sena, ar yra kažkoks amžiaus cenzas, iki kada galima daryti, rekomenduojama, neberekomenduojama. Iš esmės, tokio tikslaus skaičiaus, nuo kada operacijos neberekomenduojam, kaip ir nėra. Iš esmės, svarbiausia yra paciento sveikata. Yra kažkokių problemų, kurios galėtų trukdyti ir operaciją daryti rizikingą. Tai tiesiog vertinam bendrą sveikatos būklę. Tai amžius nėra tiek svarbus, bet logiška, kad didėjant amžiui didėja ir operacinė rizika. Taip. O kaip apie svorį? Yra tam tikri kilogramai ar kūno masės indeksas, nežinau, pagal ką yra irgi vertinama? Su svoriu tai galima ir labai plačiai atsakinėti, bet tikslai turėtų būti tokie. Visų pirma, neturėtų būti pilvinio nutukimo atliekant operaciją. Esant dideliam kūno masės indeksui, tarkim, viršijant 30 ir panašiai, operacija tampa mažiau saugi, rizikingesnė. Ir pats estetinis rezultatas dažniausiai nebe toks priimtinas. Iš tiesų reikėtų tą savo kūno masės indeksą būtent sumažinti. Ir tik tada galima galvoti apie plastinę operaciją. Plastinės operacijos, jos nėra svorio metimo operacijos, jos yra daugiau padariniams po svorio pokyčių eliminuoti. Kalbėjom prieš tai apie tai, kad tam tikras problemas žmonės patarėjai taip, siūlo spręsti sporto klube. Ar pats esate turėjęs tokią situaciją, kai pamato žmogų ir sako, ne, klausyk, nieko tau nereikia, į sporto klubą, pusę metų, ten tiek ir žodžiu viskas sutvarkys? Jo, tai iš esmės yra 2-3 pagrindinės priežastys, dėl ko mes nedarome operacijų. Tai yra nerealistiški lūkesčiai, tai žmogus nori tokių dalykų, kurių neįmanoma pasiekti. Per menkos indikacijos operacijai, tai čia turbūt ir būtų atsakant į jūsų klausimą. Ir aišku, sveikatos problemos. Tai kai yra per menkos indikacijos, dažniausiai turbūt su riebalų siurbimais čia būna. Kai ateina žmogus, įsivaizduoja, kad yra kažkokios pas jį pertekliniai riebalai kažkur susikaupę ir nori juos nusiurbti. Tai dažniausiai, jeigu matom, kad ten nėra ką siurbti, beveik nesimatys rezultatą, tai gal iš tiesų daug logiškiau būtų elementariai nueiti į sporto klubą. Apskritai visada rekomenduojam net ir po plastinės operacijos tęsti sportą, kad palaikyti ir netgi sustiprinti gautą rezultatą. Pasakėt, per dideli lūkesčiai. Kokį gal vieną pavyzdį galite pasakyti, ką moteris prifantazavo ar susigalvojo tokio... Tų pavyzdžių gan daug, bet jeigu taip sakyt, kokį dažniausiai sutinku, tai kai ateina, nebūtinai moteris, gali būti ir vyras, su išsipūtusiu dideliu pilvu ir yra tokia nuomonė, kad plastinę operaciją darant ten su kauptuku nukalisi, tada jau tas pilvas gražus, atletiškas, visa kita. Ir kartais tenka nuliūdinti ir pasakyti, kad reikia numesti svorio, mūsų ta operacija neduos jokio rezultato ir tik vėliau bus galima daryti operaciją. Tai dažniausiai būna toks. Arba, sakykime, totaliai skirtingos anatomijos, labai smulki liekna moteris, nori ten milžiniškų sėdmenų, net nėra iš kur riebalų paimti. Tai irgi nerealistiškas lūkestis. Gerai, man tai dabar labai rimtas klausimas. Kai moteris eina darytis operacijos, tai reiškia lies visą šeimą. Ir labai palies vyrą, nes jam tada pereina daug visokių buities darbų, vaikelio, ten visi ta. Tai kiek laiko reikia tam atsistatymui paskirti, kad visi nusiteiktų teisingai? Kiekviena ta situacija individuali, bet kas svarbiausia, kad tikrai operacija būtų atliekama tinkamu laiku. Turi būti suplanuotos atostogos, laisvas laikas, nieks neturėtų lipti ant galvos, turėtume turėti galimybę
pailsėti ir pasveikti. Ant pjūvių kliuojam tokius kaip tvarstukus, jie keičiami kartą savaitę 8 savaitės. Tai reiškia, reikės tą daryti. Kompresinis rūbas nuo 6 iki 8 savaičių. Į sportą tam tikrą galima grįžti po 6 savaičių, bet tarkim, jeigu buvo atlikta pilvo plastika ir susiti pilvo raumenys, tai tarkim, pradėti sportuoti liemens sritį bus galima tik po 3 mėnesių ar kažką sunkiau kelti. Tai va, tai toks tinimo didžioji dalis irgi praeina per maždaug 3 mėnesius. Tai toks, sakykime, didesnis jau pažangesnis, sakykime, atsigavimas įvyksta maždaug per 3 mėnesius. O krūtinės operacijos? Šiek tiek paprasčiau, sakykime, gal po 6-8 savaičių. Žodžiu, porą mėnesių. Maždaug tiek reikėtų susiplanuoti ramaus laiko. Aišku, dažnai tokiam laikui iš darbo išeiti yra sudėtinga, tai įprastai tokį ofisinio tipo darbą leidžiam grįžti po maždaug 2 savaičių. Truputį problematiškiau, jeigu darbas fizinis ar kažką sunkiai reikia kelnuoti, tada tikrai reikia 2-3 mėnesius pasiplanuoti. Tai kiek tam vyrui nusiteikti, kad jam reikės dabar maksimaliai įdėti savo rankų, širdies ir laiko? Tiek, kiek reikės. Tiek, kiek reikės. Viskas, neklausinėkite daugiau. Tiek, kiek reikės ir viskas, taškas. Jo, bet preliminariai, porą mėnesių. Gerai, man tai pasakykit, ar be implantų galima pat atstatyti krūties formą po gimdymo kažkokiais kitais būdais? Ar čia tik tai vienintelis būdas yra? Tai implantai yra iš esmės skirti krūties dydžiui padidinti, o formą atstatyti, ko gero, pati populiariausia operacija yra krūtų pakėlimas. Tai bet vis tiek reikia operacijos. Žodžiu, ten pratimų nėra kažkokių. Krūtims dėja pratimų nėra. Nėra. Ne. Implantai šiandien ten aš jau pamačiau, kaip jie atrodo iš arti gyvai ir, žodžiu, turėjau galimybę susipažinti. Kažkas su jais jau yra susipažinęs ir turi pas save kūne. Ir gavau tokį klausimą, ar po 10 metų yra būtina juos keisti? Jo, čia senesniais laikais būdavo tokia rekomendacija, kad po 10 metų pasikeiskit. Iš esmės dabar nebėra tokio laiko, kad reikėtų būtinai pasikeisti. Yra žiūrima pagal situaciją, tokios kaip patikros. Iš pradžių po 2 metų, vėliau kasmet būtų gerai pasidaryti ultragarsinį tyrimą. Tiesiog pažiūrėti, ar viskas gerai su tuo implantu. Tai jeigu jaučiatės puikiai, ultragarsiniam tyrime viskas gerai, galima jį pasilikti. Maždaug tik 20 gal procentų implantų po 10 metų reikėtų pakeisti dėl kažkokių tai vienokių ar kitokių priežasčių. Bet tai nėra taisyklė? Ne, daugiausiai implantai keičiami, nes norima didesnių, mažesnių arba visai nebenorima implantų dėl tokių kitokių priežasčių. Taip. Čia, nežinau, pastarųjų metų toks mada, kultas ar tiesiog ir po gimdymo moteris nori susimažinti savo krūtis? Taip? Kažkada buvo labai populiaru didinti, dabar mada, taip, tikriausiai tokia. Jo, jeigu krūtinė yra didelė ir kiekvienas krūtų mažinimas savo sudėtį turi ir krūtų pakelimą. Tai yra bet kokiu atveju krūtų pakelimas ir plus dar sumažinam tą krūtinės dydį. Tai netgi mediciniškai naudinga operacija, nes sumažinam tą krūties svorį, kuris gali veikti laikyseną, sukelti nugaros, kaklo, pečių lankos skausmus, šutimus. Tai labai naudinga operacija iš tiesų. Moteris jaučiasi visiškai palengvėjus po tos operacijos. O minusai kokie? Randas. Viskas? Daugiau nieko nesugalvočiau, turbūt jo. Esu girdėjusi ir dauguma tikrai žino, kad krūtų korekcija yra daroma ne tik implantais, bet ir riebalais. Taip galima sakyti? Jo, čia yra alternatyva krūtų didinimui implantais. Taip. Taip, kas yra pliusas, kad paimami savi riebalai iš savo kūno ir iš nepageidaujamų vietų, tai ten dažniausiai būtų juosmuo, šlaunis, pilvas. Ir persanami ten, kurie pageidautini, tai šiuo atveju į krūtinės sritį. Tai gaunamas natūralus rezultatas. Toks zero waste. Galim taip sakyti. Vėl reiktų pabrėžti, kad tik koks 50-70% tų riebalų prigyja ir realistiškai galima tikėtis nuo pusės iki 1 kaušelio dydžio padidėjimo. Tai reiškia, tas padidėjimas bus subtilesnis negu su implantu. Tiksliai sunku prognozuoti, kiek to riebalinio audinio prigis. Tai, sakykime, tokie ir būtų minusai, kad sunku prognozuoti. O formą galima prognozuoti?
ji bus natūralesnė. Tokios visiškai Taip. apvalios ir į dirbtinę pusę, kaip su krūties implantu, išgauti nepavyks. Bet dabar gan populiaru dar yra abiejų šių dalykų kombinacija. Šiek tiek mažesnis implantas, tai reiškia mažiau to svorio ir mažiau rizikos, kad implantas kažkur išvažiuosi nepagidaujamą pusę. Ir tuo pačiu implanto kraštai pamaskuojami su riebalais, toks kaip hybridinis krūtų didinimas, tai vis populiarėjanti operacija. Gerai, hybridinis krūtų didinimas. Hybridinis. Hybridinis. Atsiminkit šitą pavadinimą. Man tai esu įgaliota užduoti dar vieną klausimą apie krūtų asimetriją ir kaip jinai gali būti sprendžiama. Tai turbūt du variantai. Jeigu moteriai reikalingas krūtų pakėlimas, tai tiesiog paprasčiausia būtų atliekant krūtų pakėlimą didesnę krūtį tuo pačiu ir sumažinti, ir tada jos taps panašios. Jeigu krūties pozicija ir spenelio pozicija yra gera ir pakėlimo nereikia, tada būtų paprasčiausia į mažesnę krūtį įleisti savų riebalų, taip tas krūtį suvienodinant. Ok. Gerai, mes čia dabar taip žiūrint į kūną, taip žemyn keliaujam ir prieinam pilvą. Taip. Tai Cezario pjūvis, randas. Atsimenu, anksčiau tie randai tokie labai ryškus būdavo, dabar jau jie subtilesni ir tokie nebe tokie yra matomi. Gana gražus būna patys randai, kaip iš rando kokybės. Taip. Turiuomenį Cezario randus. Taip. Tai ar irgi populiarus dalykas yra, ateina moteris ir sako, negaliu pakęsti savo to rando, nenoriu, kad niekur matytųsi. Nors jie dabar pakankamai žemai būna, taip jau net nebesimato. Jo, einam, aš parodysiu prie kompiuterio, kame yra esmė. Taip, tarkim, čia būtų pilvo vaizdas po nėštumo, ne? Taip. Retai, kada problema yra pats tas randas, nes, kaip minėjotės, gan žemai. Kas yra blogai, kad tas randas yra fiksuota struktūra. Jis prilimpa, prikimba prie pilvo sienos ir ta laisva oda, kuri vėliau susitraukinėja po nėštumo, jinai ima kaboti virš to rando. Ir kai būna Cezario pjūvis, mes sprendžiam tą rando bėdą, laisvos odos bėdą, strijas, kurios dažniausiai irgi yra apatiniai pilvo daly. Na ir aišku, palei poreikiai susivom tiesiųjų pilvo raumenų prasiskyrimą. Tai va, retai kada būna tik randos kaip bėda. Jeigu oda itin gerai susitraukia, nėra jokio kabojimo, jokių bėdų, tik pats randas negražus, tai tada tinka visi įprasti metodai rando pagražinimui. Tai dažniausiai galima kontaktuoti su dermatologais, lazerinės procedūros, injekcijos į randą ir panašiai. Ok, prisėdam gal čia man tai? Jo, galim prisėsti. Ok, tas Cezario pjūvis toks vis tiek dar neišbaigta tema, tai ar Cezario pjūvis gali būti ta priežastis, dėl ko reikia pilvo plastikos? Atsakant turbūt į klausimą, kad nebūtinai, kad reikės kažkokiu konkrečiu atveju pilvo plastikos vien dėl to, kad Cezario pjūvis padarytas. Bet tais atvejais, kai Cezario pjūvis daromas, lyginant su natūraliu gimdymu, truputį didėja tikimybė, kad tos pilvo plastikos reikės. Būtent dėl to, kad yra fiksuotas randas, virš kurio laisva oda bus linkusi imti kaboti. Netgi sakoma, kad apie 20% moterų po Cezario pjūvio operacijos bus reikalinga pilvo plastika. Vėl, aišku, kiekviena situacija individuali priklauso nuo įvairių faktorių. Gerai, dar vienas aktualus klausimas buvo apie diastazę. Ir kaip žinoti, kad tu turi diastazę ir kad reikia operacijos? Tai diastazė visų pirma yra tiesiųjų pilvo raumenų prasiskyrimas. Kaip žinoti, kad turit diastazę? Jeigu po gimdymo pastebėjot, kad, tarkim, gulite ir iš gulimos padėties sėdatės ir toks iškyla tarsi guzelis virš bambos. Gulti, okay. Jo, reiktų gultis nenaudojant rankų, tarsi taip provokuojant pilvo presą. Ir jeigu pasimato toks guzelis, tada taip. Aišku, pats tas pilvo raumenų prasiskyrimas pakeičia visą moters laikyseną, apkraunami nugaros raumenys, gali atsirasti nugaros skausmai, gali atsirasti nuolatinis pilvo išsipūtimas ir diskomfortas pavalgius, gali būti šlapimo nelaikymas, dažniausiai tokios priežastys, bet dažniausiai eina kalba apie reikšmingą prasiskyrimą. Kažkoks nedidelis prasiskyrimas, jis gali būti net ir fiziologinis, tad jeigu turit kažkokį minimalų prasiskyrimą virš bambos srities, jo nebūtinai pastebės, nebūtinai sukels simptomus ir tikrai nereikia operuoti. Manau, kad pakankamai aiškiai pasakėt ir bent jau nuo pratimo reikia tai pradėti. Iš esmės, jeigu
Jeigu moteris susirūpinusi tą temą ir po gimdymo nori sakykime, atlikti tokią kaip prevenciją ir išvengti, tarkim, operacijos, tai galima dirbti su kineziterapeutu, stiprinti pilvo sienos raumenis. Kineziterapeutas parodys būtent kokius pratimus reikia daryti, nes kai kurie pratimai situaciją gali tik pabloginti. Ir stiprinant pilvo sienos raumenis galima iš esmės kai kuriais atvejais tuos pilvo raumenų prasiskyrimo simptomus net ir dalinai kompensuoti. Tai labai daug moterų visada pagalvoja, kažkaip tai sujungia plastinė operacija, ar ten krūtų, ar pilvo ir vaikelis, taip? Ar galima suderinti? Tai pilvo plastika ir antras vaikas. Idealiu atveju viską, jeigu jau taip planuojam, tai reikėtų planuoti tokias operacijas po paskutinio vaiko susilaukimo. Vėl, aišku, gyvenime visko nesuplanuosi ir jeigu jau turėjot pilvo plastikos operaciją ar kažkokią kitą operaciją po nėštumo ir susilaukėte dar vieno vaiko, tai aišku, tikėtina, kad galite susidurti su tais pačiais pokyčiais, kurie įvyko ir prieš tai. Tai laisva oda, strijos, pilvo raumenų prasiskyrimo, krūtų pokyčiai ir panašiai. Tai reiškia, kad gali vėl atsirasti poreikis panašiai operacijai. Ir man tai pasakykit, ar yra geresnis riebalų šalinimo būdas už riebalų nusiurbimą? Nes visokių žmonės prisiklausę yra istorijų, kažkokių tai metodų, tai norėtų tašką padėti. Tai be abejo, prevencija nepriaugtų riebalų būtų neblogas variantas, čia aišku pajuokaujant. Sporto klubai, dieta, visgi pasitaiko tokių riebalų sankaupų, kurios tarsi užsispyrusios ir net ir maksimalias pastangas dedant, net profesionaliems sportininkams tiesiog iš tam tikros srities gali ir nedingti. Tokiais atvejais tikrai padeda riebalų siurbimo operacijos. Gan dažnai žmonės bijo pačios operacijos ir ieško tokių mažiau invazyvių priemonių. Yra lipolitikų injekcijos. Tai tiesiog suleidžiama į riebalinį audinį tam tikra medžiaga, kuri tikimasi, kad tą riebalinį audinį ištirpdys. Problema ta, kad dažniausiai reikia kelių tų procedūrų, sunku prognozuoti rezultatą, kaina ko gero gausis didesnė negu operacijos, sunku gauti tolygumą, galimas komplikacijos, netolygumai, randėjimas, infekcija. Kalbant apie kitas priemonės, dar galima lazerinė lipolizė, radiodažnio pagalba. Tos priemonės yra veiksmingos, veikia, tačiau pats riebalas yra neišsiurbiamas, organizmas jį tarsi pats pašalina po tos procedūros, tai rezultatas dažniausiai yra šiek tiek mažesnis. Žodžiu, pirmiausia, pabandyti savo pastangų įdėti reikia. Taip, ir ko gero po to, kas būtų geriausia, tiesiog pasikonsultuoti su plastikos chirurgu ar kitu specialistų. Jokių būdų neužtenka vien interneto paskaitimo ar draugės patarimo. Tai man tai pasiklausius jūsų, galima pasakyti tik vieną, kad pirmiausia, reikia vis dėlto pabandyti savo pastangų kažkiek įdėti ir pažiūrėti, ar negalima įtakoti rezultato, o tada jau... Be abejo, netgi yra rekomendacija metus laiko sveikai gyventi, mankštintis, tinkamai maitintis ir to, ko nepavyko sutvarkyti, tą galima palikti plastikos chirurgo rankoms. Tai man tai ačiū labai. Daug įdomios informacijos ir ką aš supratau, kad tam tikri dalykai iš šalies, kaip pats nesupranti, visada skamba galbūt sudėtingai, bet kaip ir visas problemas, kaip ir mašinos remonto, tu mašinos pats neremontuoji, taip ir apie operacijas tau pačiam nereikia tiek išmanyti, tiesiog ateini, užsirašai pirmiausiai konsultaciją, nuramini save ir tada nusprendi, ką tu nori daryti. Ir... Taip, svarbiausia perlipti per save, tą pirmą žingsnį padaryti, ateiti į konsultaciją, savo visus problemas, nerimą, kuris kyla, iškomunikuoti ir tiesiog pažiūrėti, ką iš tiesų įmanoma pakeisti. Tai ačiū man tai labai, ačiū už informaciją ir už galimybę pasimatuoti šį mėlyną kostiumėlį.